Sarasvatės upės pradžia. Ką tik pasakė man, Sarasvatė upės pradžia. Pradėjo snigti, griaudėti, snigti, lyti ir snigti. Privedė maksimaliai arti prie Sarasvatės, nes gali kristi akmenis. Ir jau turiu bėgti. Čia su baisi srovė eina, baisi. Neįmanoma pertikti per telefoną. Va po tuo akmeniu. Va Sarasvatė. Kas? Centre yra Sarasvatės upė. Nu, Dievybė, kurią mes ką tik matėm. Okay, radė. Ganeša džes. Viesadeva. Čia Viesadeva. Sėdi. Buvom ir Viesadevos šitame urve, kur Viesadeva parašė Vedas. Ir Ganešo urve, kur Viesadeva diktavo, Ganešas rašė, bet neleido filmuoti. O čia darybingesni, mažiau verslo. Taigi esame mes vietoje, ten toliau, kur filmavau, išteka Sarasvatė upė. Sarasvatė. Ir jinai teka pro čia. Ten toliau teka. Lyja ir sniegas, šalta kokie 5 laipsniai, kaip Lietuvoj. Ten mes dar keliausim prie Santakos. Ir tie gražus vaizdai, išgriaužtas solas. Ir va šitas luitas yra akmuo, kai Pandavai keliavo, taip, į Himalajus toliau, ten toliau eina Himalajai, kad Draupadi pereitų, žmona jisai paėmė ir numetė šitą akmenį ir padarė tiltą. Va. Galite įsivaizduoti, kiek tas akmuo sveria. Čia turbūt 1000 tonų. Ir kokią jėgą Bhima turėjo. Na, labai graži vieta, labai gražus žaidimas. Ja, kad apie tarnystę žmonai, pagarbą, jautrumą, neduotas kezės moteriams, sunkumų pasirūpinti. Sarasvatė upė labai veržli, mes ką tik buvom. Ir vos priprašėm pravesti pro tam tikrą praėjimą, kad ją arčiau pafilmuoti, nes sakė, praeitą mėnesį 2 žmonės žuvo, nes nuo kalvos krenta akmenis, nuo kalno. Mes ten atėjom, palei tą kalną. Reiškia, jisai labai atsargiai žiūrėjo į viršų, kad nekristų akmenis. O nuo tos kalno viršūnės krenta ypatingai, nes dabar lyja. Labai geras žmogus pasitaikė, neprašė jokių pinigų, tiesiog pamatė, kad turime natūralų potraukį šitiem dalykam ir pravedė, ir parodė tą Sarasvatės ištakas. Ten yra Sarasvatės ištakos. Po to Sarasvatė susilieja su kitom upėm, su Ganga. Tai jau maksimaliai, kiek galėjau, tiek pafilmavau ir tai sekundę leido pabūt, žiūrėjo visą laikį viršų, ar nekrenta akmuo. Šituo metu pafilmau porą sekundžių ir sako, bėgam. Sako, praeitą mėnesį 2 žmonės užmušė akmenukai. Užtenka kumščio dydžio, kristo akmuo iš aukštai, praskelia ir viskas galva. Bet labai didelę ramybę jutau viduje ir jutau, kad Sarasvatė tikrai
įvertins, kad noriu nufilmuoti ir pasauliui parodyti tiem, kas nematė Sarasvatės ištakas. Ir visiškai be jokios įtampos praėjau ir jokių problemų. Tai va dabar mes čia Bimos akmuo ir eisim prie Kašep Prajag, prie santakos. Galiu ją nufilmuoti iš toliau. Sarasvati upė tampa labai veržli tampa. Jinai teka ir po to ten susitinka su kita upė, nežinau dar su kuria. Va. Mes matom vat keliuką, tai čia jis yra irgi toksai nelegalus, kaip sakyt, kaip nevalstybinis. Ir eisim tuo keliuku. Eisim. Ir ten yra, reiškia, va santaka. Tai ten nueisim. Kašep Prajag vadinasi. Ir aišku, beinant pafilmuosiu šitą nuostabią upę. Kiekviena upė turi savo dievybę ir filmavau dievybę. Kažkaip leido pafilmuoti. Čia yra Sarasvati. Labai skaidri upė, gali tiesiai gerti iš kalnų išteka. Jai Ma Sarasvati.